Na, žinot, aišku, po tokių rungtynių apmaudu, žinot, labai apmaudu, aišku, gaila mano vaikinų, kad atidavė labai daug jėgų ir vis tiek, žinot, 0 taškų. Sunku kalbėti, žinot, jeigu taip pasakyti, toks šiandien jaučiasi vaikinam jaudulys, kad netgi ir tai žaidėjas, kurios mes skaitom komandos lyderiais, jaučiasi, kad tas jaudulys ir matėm prie pirmo įvarčio, taip, sakyčiau, nebūdingai mes klystam. Ir antras įvartis toks, aišku, reikėtų pasižiūrėti video, bet neturėtų iš ten mušti mum įvarčių. Tai aišku, adaptuojamės prie tos lygos ir manau, kad viskas bus gerai. Turime laiko, kaip ir minėjau, tvarkaraštis nelepin, visi dabar laukia mūsų tie prizininkai, bet įsižaisi, manau, tas startiniai jauduliai nusims ir nedarysim savo nebūdingų klaidų. Tikiu savo komandą be galo ir man svarbu, kad jie tikėtų. Čia tie pirmi turai yra kaip yra, tiesiog reikia toliau dirbti, tikėti savim, tikėti savo komandą draugais ir tik taip eisime į priekį. Lemia viskas pasitikėjimas savim ir manau daugiau motyvacijos, kad labiau tikėtų savim ir matėm, tas antras kėlinys pradėjom gerai, bet galiausiai manau pritrūko kai kurios komponentos, kad mes sužaistumėm geriau, gal kai kur jėgelių pritrūko, tai stengsimės tą dalyką dirbti toliau, kad viskas būtų gerai ir palinkėsiu savo vyram nesustoti tikėti ir viskas bus gerai, tik sunkiu darbu galim kažką pasiekti, tai to ir palinkėsiu.